Paaiškinkit, kurios čia nuotraukos, ką jos vaizduoja. Čia man nejudint jų? Taip, va, tai gerai, va šitai. Tai čia pirmoji nuotrauka yra mano motinos Elžbietos Matulionytės Barulienės. Aha, o kitos? Štai iš čia kita nuotrauka taip pat. Elžbieta Matulionytė Barulienė, mano mama. Jūsų mama, taip? Taip. Taip, o trečioji nuotrauka? Trečioji nuotrauka. Marcelės Kubiliūtės, mano mamytės artimos draugės. Mhm. Atskiros pokalbio apie lietuvę moterį. Kaunegi buvo tokia garsi Marytė Nemekšaitė. Čia jos, man teko su ją pokalbiu dirbti Raudono kryžiaus šapavimo komisiją. Kam neprigalvodavo moteris, kaip šelpdavom tuos visus, juk Panemunės Vaidoto gatvė ir paskui ten Šančiuose lageriai, kur buvo. Taigi visi vyrai buvo pirmą dieną atėjus rusams suimti ir žalia mėsa pasiūsta, viena Rygos frontan, o kitai karaliaučiui. Nieks negrįžo. Liko moteris su 4, su 3 ir panašiai vaikais. Ir vat ką darė moteris? Ir tokia Nemekšaitė ir visi kiti. Iš pat pradžių, reiškia, neleido laidoti tų kareivėlių, bendrai ir slaugyti lietuvių kareivėlių. Tai... Kas neleido? Lenkų valdžia. Nu ir mamytė sužinojusi, kad reikia gauti leidimą. tą leidimą išduoda Lenkų generolas, pavardės nežinau, neminėjo man mamytė. Tai jisai lankydavosi kažkokioj valgykloj, kavinukiai, ateidavo valgyti. Nu, ir mamytė laukė ir galų gale sulaukus jį prisistatė jam, kas jį yra, ir pareiškė, kad norėtų slaugyti ir laidoti, kad leistų laidoti Lenkų ir lietuvių kareivėlius. Jis pirmiausiai sakė, kad paklausė, o kas jūs esate, kad prašote? Mamytė atsakė, sako, aš esu lietuvė ir noriu padėti savo žmonėms, kareivėliams. Tuomet generolas, sako, pagalvojo ir po kurio laiko sako, kadangi jūs esate lietuvė, tai ir leisiu. Duodu leidimą laidoti kareivėlius. Nu, taip jie ir išsiskyrė, paskiau gavo leidimą ir prasidėjo kareivėlių laidojimas. Daugiau nežinau, taip, žinau, taip.